Va, atvarėme Knaresborough aplankyti Yorkshire Dėluose. Yra čia pilis graži, sodai yra Bebre Garden. Tiltas gražus su traukiniais važiuojančiais. Miestas šiaip labai fainas ant kalno ir visa kita. Su paulyte gamtoj, ruduo, lapai įvairios spalviai, ir auksiniai, ir raudoni, ir žali, ir geltoni. Tai va, čia matote Knaresborough tiltą ir tenai juo važinėja traukiniai. Tai dunda traukinys per bėgius senovinis. Dun, čiuku, važiuoja traukinys. Tai va, jisai važiavo. Mes tą patį traukinį irgi atvažiavom iš Leedso į Knaresborough. Vienas seniausias, galbūt pats seniausias turistų taškas susirinkimo, atrakcionas, ką pamatyti. Jo sudėtyje yra labai didžiulis mineralų kiekis, dėl to viskas, kas ant jo užsidė, viskas pavirsta į akmenį. Bent jau taip byloja legenda. But I wasn't. The problem was I looked like one, but that wasn't my fault. I was born like it for a while. It was a bit drafty, I can tell you. It gets very dark down here at night. Slaptas šaltinis. Šaltinį vadindavas žmonės anksčiau viską, ką truputį galim pasemti geriamo vandens. Taip pat ir kriokliai būdavo vadinami šaltiniais. Jis labai yra mineralingas ir mineralingas ne iš gerosios pusės, kad yra sunkieji metalai, kurie paverčia daiktus į akmenį. Ir anksčiau žmonės tikėjo, kad tai galima, kad šito vandenį buvo galim gerti, tu pagysi, bet šiuolaikiniai daktarai to kažkai nesutinka ir vandens šito negalima, gerti negalima. Šitame urve 1488 metais moteris bėgdama nuo 15 metė, bėgdama nuo tėvų, nuo socialinės spaudimo, pagimdė vaiką šitame urve. Ir vaikas gimęs pasidarė viena iš garsiausių Anglijos raganų, kuri išpranašavo daug visokių įvykių, kaip netgi Londono gaisrą išpranašavo, kad bus lėktuvai, nardymas bus gilus išpranašavo.
čia gyvena. Vaikštam po Knaresborough, tai tikrai įspūdingas atrodo miestas, upė teka aplinkui ir daug istorijos. Nuo 15 amžiaus jau kūrėsi pilis, nuo 11 amžiaus kūrėsi pilis, tie kalnai tokie aplinkui, šlaitai, upė didžiulė, raganų visokių prikurtų istorijų, čia yra didžiulis viadukas gražus. Paulytė irgi dabar jau išsimiegoja, pamiegoja, dairasi, sako irgi, sako, aš nenoriu vežimėlį gulėti, sako, aš noriu pasivaikščioti su jumis.